Taip, šita paskaita trumpai dalis bus tokios. Pirmiausia, apžvelgsiu religinį, kultūrinį kontekstą, kas senosiose kultūrose, religijose, kaip žvelgiama į mirtį ir į sielą, šiuolaikinėse religijose. Taip pat apie klinikinės mirties tyrinėjimus, kokie yra šiandien dienai pasiekimai, kokios yra knygos studijos. Ir kalbėsiu apie metodą bioelektrografiją, šiuolaikinę 21 amžiaus technologiją, kuri irgi duoda įdomius rezultatus žmonių pomirtinių, reiškia po mirties tyrimų įvairių. Kai kas galbūt bus visiškai netikėta ir galbūt kai kas bus visiškai, kaip sakykime, nauja jums, galbūt kai ką esate ir girdėję. Linkiu gero klausimus. Paskaitos skelbime, jeigu skaitėte, aš esu atsivežęs aparatūrą, dirbu su biolauko ir čakrų diagnostikos aparatūra. Šiandien yra kolega su manimi, ne vienas. Tai jeigu kas norite, spręsite, dar apie tai šiek tiek ir paskaitoj papasakosiu. Galite prieiti, čia vienam žmogui nufotografuoti labai greitai, maždaug apie minutę laiko trunka. Ir galim tai paskaitos metu daryti, kad tiesiog jeigu kas norėsit, kad neužtruktume po paskaitos labai ilgai. Nes praeitą kartą buvau, tai pavasarį darėm paskaitą, tai užtrukom iki 10:11, paskutiniai žmonės išėjo, nes labai daug norėjo ateiti. Gerai, pradėsim. Pirmiausia, tai mirtis ir gyvenimas. Prašau, man atrodo, reikėtų šiek tiek ekraną arba į tą pusę, arba į tą, nes mums kažkaip nesimato. Daug. Tai aš gal pasislinksiu į šoną. Taip, gerai padarykime. Aš tą kompiuterį pasidėsiu čia. Gerai? Dabar gerai matysite. Neužstoja gal. Neužstoja niekam. Neužstoja niekam. Visi gerai matysite. Ir dar vienas toks techninis perspėjimas, norėčiau, kad išsijungtų visus mobilius telefonus, jeigu galite. Garsus gerai? Taip. Jeigu galite, tikrai, jeigu nesudėtinga, mobilių telefonų garsus arba visai išjungkite, jeigu yra tas. Taip, tai pirmiausia, kalbam apie mirtį. Tai sakoma, kad mirtis yra antroji gyvenimo pusė. Taip ir yra. Jeigu nebūtų mirties, nebūtų gyvenimo. Nebūtų gyvenimo, nebūtų ir mirties. Ir tai yra tarsi antra medalio pusė. Va. Ir pirmą kartą, kada žmogus iš vis užduoda klausimą apie mirtį, vaikas dažniausiai tai būna vaikystėje, laikoma, kad jis yra subrendęs jau gyvenimui. Paprastai iš psichologijos studijų, antropologijos, pirmą kartą vaikui šitas klausimas kyla maždaug 5-6 metų. Ir čia šiuo atveju labai svarbu yra tai, kaip tėvai jam atsako į šitą klausimą, kas yra mirtis ir kas yra po mirties. Jeigu pasakoti apie savo asmeninę patirtį, tai, na aišku, kai vaikas užduoda klausimą, kas čia ar gėlytė, ar kas čia ar vanduo, tai tėvai tokius klausimus lengvai atsako. Bet kai aš prisimenu tiesiog tas situacijas, kai aš uždaviau mamai, kas yra mirtis, mama sako, eik paklaust pas tėtį. Nuėjau paklaust pas tėtį, kas yra mirtis, kas bus po to, tėtį sako, eik pas mamą paklaust. Aš taip atsakymo ir negavau. Ja. Nu ir man paaiškino senelis. Tai senelis parodė, nusivedė į bažnyčią, parodė, kad yra, papasako, kad yra Dievas, kad yra angelai, kad yra kažkas daugiau ir po mirties. O kodėl man tas klausimas kilo? Todėl, kad turbūt kokių 6 metų kieme mes vaikai žaidami pamatėm mirusį žvirbliuką, paukščiuką. Ir aišku, kilo, kodėl jis nejuda, kodėl jis neskrenda. Nu, kaip supratom, mes ten padarėm jam kapelį, kryžiuką pastatėm, suklaupę visi sudėjom rankutės, tai ten buvo mūsų visas būrelis. Tada po šiai dienai atsimenu šitą atsitikimą. Tai va, ir psichologai aiškina, kad tėvai turi būti apsvarstę šitos klausimus ir vaikam turi tai pasakyti. Nes vaikui šito metu susikuria gynybinis toksai tarsi mechanizmas, jisai, nesvarbu, koks tas atsakymas bus. Ar tėvai tikintys, ar ateistai, svarbu, kad jisai sutaptų tėtės ir mamos atsakymas, kad jis būtų vienodas. Tada vaikui yra saugu
eiti toliau, nes jeigu nėra atsakymo, tada tiesiog susikuria tam tikrą psichologinę tuštumą. Va. Tai va, tai mirtis yra mūsų gyvenimo dalis ir jau vaikas maždaug, sakau, 6-7 metų amžiaus užduoda tą klausimą, pamato, kad yra senatvė, kad yra ligos, kad mirtis, kažkas iš artimųjų miršta ir tokiu būdu jis tampa jau brandesnis, pereina į tokį tarsi brandesnį laiką. Dabar apžvelgiam, kaip senosios kultūros įsivaizdavo, senosios religijos apie mirtį. Tai pomirtinis gyvenimas, kad su mirtimi ne pabaiga, minimas visose kultūrose. Aš perėsiu visas tradicijas, pasižiūrėsim, kokie yra pomirtinio pasaulio vaizdiniai. Tai pradėkim nuo senovės Egipto, labai sena kultūra, datuojama 3500 prieš Kristų pradžia. Ir čia mes susidurime su pomirtinio teismo vaizdiniu. Senovės Egipte iš tikrųjų visas gyvenimas buvo skirtas tam, kad tinkamai pasiruošti anapusybei, tinkamai pasiruošti gyvenimui po mirties. Ir faraonai praktiškai žengė į sostą, jau pradėdavo ruoštis, rūpinti savo būsimą kapavietę, žinome, Egipto piramidės. Egipto piramidės tai yra kapavietės. Taip. Ir egiptiečiai tikėjo sielos nemirtingumu ir tikruoju gyvenimu laikė būtent gyvenimą po mirties, o ne tą, kuris yra žemėje. Gana sudėtinga egiptiečių sielos samprata. Reiškia, pas egiptiečius yra 3 sielos dalys. Tai, reiškia, kiekvienas žmogus turi savo sielą antrininkę Ka, atkartuojančią to žmogaus išvaizdą. Ir Ka šiuo atveju nekeliauja po mirtinį pasaulį, o lieka susieta su mirusiuoju. Reiškia, prie jo būna antroji sielos dalis vadinama Ba, ir ji palaiko ryšį tarp mirusiojo po mirtinėme pasaulyje ir jo kūno. Ir trečioji jau būtent ta sielos dalis, kurios vardas yra Ach, ir jos dėka žmogus būtent keliauja į šviesų po mirtinį pasaulį, nes Ach buvo laikoma amžina. Yra išėjusi Egipto mirusiųjų knyga, lietuviškai yra išleista 2003 metais. Čia daugiausia prie šitos knygos išleidimo yra prisidėjęs profesorius Algis Uždavinys. Labai įdomus žmogus irgi lietuvis tyrinėjęs būtent Egipto mitologiją, religiją, dėja jau šiandien dienai amžinatelis iškeliausi nuo pasaulio. Na ir egiptiečiai po mirtinį pasaulį įsivaizdavo artimą žemiškajam, tik žymiai laimingesnį, lengvesnį, kuriame buvo daug mažiau rūpesčių ir nesunkiai užderėdavo gausus derlius. Tai egiptiečių įsivaizdavimas, reiškia, vaizdavimas po mirtinio gyvenimo yra vienas šviesiausių, sakykime, iš senųjų kultūrų. Visi kiti yra daug niūresni. Tarkim, šumerų pomirtinis pasaulis buvo vadinamas Kurnugija ir tai labai niūri vieta, iš kurios jau dėja negrįžtama. Mirusiųjų pasaulyje teka upė, per kurią keltininkas gabena vėlės į kitą pusę, ir požemio pasaulį valdo deivė Ereškigal, kurios čia yra atvaizdas. Jinai beje ne tik tai pomirtinio pasaulio deivė, jinai ir visų piktųjų dvasių demonų irgi deivė. Nu ir šiame pomirtinio pasaulyje egzistuoja sargai, keletas vartų ir teisėjai. Sielos pomirtinis gyvenimas priklausęs tik nuo laidotuvių prabangumo, nuo aukų, kurias giminės aukodavė dievams. Ir jeigu netinkamos būdavo apeigos, ne mažos aukos, dėja likimas būdavo dar prastesnis negu tų, kurių būdavo tinkamai atliektas. Na ir šumerų religija turėjo nuodėmės bei su jie susijusios bausmės sampratą. Iš senųjų kultūrų, tai retas reiškinys. Ir šiuo atveju bausmės išvengti buvo galima nuodėmės išpažinimu, maldomis ir aukomis. Pomirtinėme pasaulyje vėlės gyveno nuogos įsivaizdavimu, nes prie kiekvienų vartų pomirtinėme pasaulyje jos turi nusivilti dalį drabužių. Labai įdomus elementas, kad šumerų dvasininkai, žyniai taip pat apeigų metu taip pat būdavo nuogi, be drabužių. Ir šiuo atveju šitas elementas reiškia, kad vėlė ir būtent dvasininkai pamažu nutraukė bet kokį ryšį su žemiškuoju gyvenimu. Čia tai yra ritualinis toks nuogumas. Tai pakankamai niūrus pasaulis toksai, iš kurio negrįžta. Kita kultūra, babiloniečiai yra sirai, vėlesnė kultūra. Iš šios, nors jinai ir vėlesnė, arčiau mūsų laikų, čia iš vis labai mažai yra informacijos apie pomirtinį pasaulį. Tai yra tik tai pateikiama raštuose tai, kad
pomirtinėme pasaulyje, pomirtinėme gyvenime tamsu ir nemalonu. Jame gyvena mirusiųjų šešėliai, vadinami etimu, ir mirusieji valgo duoną ir geria vandenį, tačiau tik tie, kurie buvo palaidotis su visomis apeigomis. O likusieji tenkinasi tik tai likučiais. Tai čia apie šitą kultūrą labai mažai, bet irgi labai nemaloni vieta. Hetitai. Hetitai labai įdomi kultūra, gyvenusi 3000 prieš Kristų iki 700 prieš Kristų, indoeuropiečių tauta, kurios kalba labai panaši į mūsų, į baltišką, lietuvišką kalbą. Mūsų netgi 18 metų vasario 16 signataras Jonas Basanavičius hetitų kalbą lygino, gretino kalbotyrinių požiūrių su lietuvių kalba, netgi atrado tam tikrų panašių elementų, tam tikrų šaknų. Yra šiek tiek plačiau aprašoma. Šiuo atveju hetitai tikėjo, kad kiekvienam žmogui yra paskirta mirties valanda. Čia beje ir su mūsų, su baltų kultūra irgi yra susiję, irgi, kad pas mus tikėjimai irgi tokie buvo, kad kiekvienam skirtas tam tikras laikas gyventi. Šiuo atveju žmogaus siela, kuri vadinama ištanza, atsiskiria nuo kūno ją mirštant. Ir mirties dieną hetitai vadino motinos diena. Ir galima manyti, kad vyravo tikėjimas, kad mirusyje namas pasaulyje pasitinka protėvė ir visų pirma motina. Panašus vaizdinys ir pas mus, ar ne, yra toks. Pomirtinio pasaulio vaizdas labai panašus į šumerų ir babiloniečių. Tai yra labai nemaloni ir nepatraukli vieta. Mirusieji gyvena daug liūdniau negu gyvieji ir šiuo atveju išimtis suteikiama tik karaliams, patenkantiems į požeminę aplinką, kurie ganosi jiems priklausančių galvijų kaimenės. Na ir šiuo atveju mirusieji hetitai prisibijojo mirusiųjų ir išėjus į anapusybėn, tiek su kultu susiję žmonės buvo laikomi nešvariais, bendrauti su jais buvo vengiama. Va, ir yra išlikę prašymai, kad kartais tos dvasios, tos vėlės pilnai neišeidavo ir tam tikrais maginiais veiksmais buvo galima apsisaugoti nuo jų negatyvos poveikio. Toliau apie arijus. Šiuo atveju išskiriamos dvi arijų, tokios kaip ir kultūros, tai Irano arijai ir Indijos arijai. Dėl arijų pačių kilmės po šią dieną yra ginčijamasi. Pagal vienus šaltinius manoma, kad arijai gyveno aplink Aralo jūrą, pagal kitus šaltinius, kad arijai šiauriau Juodosios jūros, maždaug šiuolaikinės Ukrainos teritorijoje gyveno ir vėliau jie pajudėjo link Irano, link reiškia Indijos. Šiuo atveju netgi jau 20 amžiuje nacistinės Vokietijos, Hitlerio manymu arijai buvo ta kilminga tauta, iš kurios išsivystės net ir germanų tautos. Yra įvairios teorijos. Šiuo atveju Irano arijų religija skirstoma į du etapus. Vienas tai yra iki Zaratustros ir antras etapas, kai atėjo pranašas Zaratustra ir atsirado pirmoji monoteistinė religija, kurioje įsivyravo vienas dievas, reiškia vieno dievo vaizdinys atsirado. Ir pomirtinio gyvenimo aprašymas yra plačiausias iš senųjų kultūrų. Trumpai paskaitysiu. Žodžiu taip, po žmogaus mirties siela 3 naktis praleidžia prie mirusiojo. Sielos šį laikotarpį praleidžia įvairiai. Bedievių aimanuoja ir dejuoja, nujausdamos, kas jų laukia, o pamaldžių žmonių meldžiasi. Sielos tarsi iš naujo išgyvena praėjusį gyvenimą. Po žmogaus mirties blogosios ir gerosios galios kaunasi dėl jo sielos. Gyvieji savo maldomis gali paremti gerasias jėgas. Geroji galia srauša, o piktoji vizarša. Kilpos pagalba gaunantis sielas ir jas pančiojant. Baigiantis 3 nakčiai, kartu su ryto aušra, vėliai ateina lemiamas sprendimas. Teisingai gyvenusio žmogaus siela atsiduria gražiame sode, tarp nuostabiausių augalų ir jų žiedų. Jai pasirodo nuostabaus grožio mergelė, su kuria siela pradeda pokalbį ir iš kurio paaiškėja, kad šį nuostabų vaizdą sukūrė geri buvusio žmogaus darbai. Mergaitė atsako, jog ji yra žmogaus daena, tai yra dvasinė esmė. Labai gražus vaizdiniai. Tuo tarpu nuodėmingoji siela atsiduria šalčio, ledo ir smarvės apsuptyje. Jai pasirodo baisi, nesipraususi, nesusitvarkiusi boba. Jos kūnas atstumiantis ir nepagarbiai apnuogintas. Lygiai tą patį sielai pasako ir ši būtybė, jog ją tokią sukūrė žmogaus veikla žemėje. Tai yra blogi žmogaus darbai. Toliau vyksta teismas.
Svarstyklėse sveriami geri ir blogi žmogaus darbai. Jos labai tikslios ir sveria plaukelio tikslumu. Teismas vyksta tilto viduryje. Labai įdomus vaizdinys. Įsidėmėkim šitą, nes pas baltus pas mus taip pat yra tiltas. Pats tiltas tęsiasi nuo žemės iki dangaus. Teisiajam jis tampa plokštuma, o nusidėjus jam pasisuka aštriais ašmenimis. Gerojo siela mergaitė palydė į dangų, o baisioji būtybė nuodėminga jas stumia link ašmenų, kol galiausiai jis nukrenta žemyn į pragaro nasrus. Sielai atsidūrus danguje, ją pasitinka anksčiau mirusios sielos. Protėviai, prasideda pokalbis, bendravimas ir įvairūs klausimai. Galiausiai dangaus valdovas Ormuzdas liepia kitoms sieloms nebevarginti atvykėlės, sodina ją išpuoštą krėslą, bei vaišina dangiškojų maistų ir gėrimais. Atvirkštinis variantas nutinka blogajai sielai. Šios tyčiojasi kitos tokios pat sielos, siūlo dvokiantį maistą ir skiria kančias. Pragaro kančios tokios baisios, kad praleidusios naktį, ryte siela klausia, ar dar nepraėjo jai skirti 6000 pragaro metų. Matom, tokie vaizdiniai išsiskiria tarsi į dvi dalis, pagal gerus ir blogus darbus. Kita arijų kryptis, kita pusė, kur nuėjo, į Indiją nukeliavo arijai, čia sukūrė Indijoje savitą kultūrą ir čia mes susidurėme su reinkarnacijos sąvoka, su karmos ir reinkarnacijos sąvoka, kurią turime šiuolaikinėje hinduistinėje religijoje ir budistinėje religijoje vėliau atsiradusių. Tai šiuo atveju čia jau turime tekstus, kurie atsiradę būtent Indijoje, tai Vedas. Vedos yra sakralinis arijų genčių literatūros kūrinys ir juose taip pat kalbame ir apie pomirtinį gyvenimą, pomirtinį pasaulį. Rigvedoje, viena iš vedų dalių, mirusieji vadiname pitara arba tėvais. Labai panašus žodis kaip protėviai, ne mūsų. Aukščiausiame danguje šie protėviai puotauja kartu su mirusiųjų valdovu Jama. Štai pavaizduotas skaidrėje. Beje, Jama net nelaikomas dievo, jis visada vadinamas mirusiųjų valdovu, mirusiųjų karaliumi. Mirusysis pas Jamą patenka protėvių keliu. Ir Jama šiuo atveju buvo pirmasis, kuris šiuo keliu pasiekė mirusiųjų pasaulį, todėl jis tapo jo karaliumi, jo valdovu. Mirusiųjų karalystė buvo įsikūrusi požemiuose, pietų pusėje. Tai buvo priešinga vieta šiaurėje esančiam dangiškajam dievų pasauliui. Rigvedoje sakoma, kad žmogų sudarantys elementai, stichijos, po mirties grįžta į ten, kur atėjo. Kūnas grįžta į žemę, kraujas į vandenį, kalbėjimas į ugnį, kvėpavimas į vėją, o žvilgsnis į saulę. Vėlesniuose kūriniuose Upanišaduose, protėvių kelias vėliems tampa dar sudėtingesnė kelionė. Per aukų dūmus, per naktį, per laiką, kai išnyksta mėnulis, per eterį, rūką, vėją, lietų, kol vėl grįžta į žemę ir įsikūnija naujuose kūnuose. Tai yra atsiranda reinkarnacijos idėja. Rigvedoje ir Vedų keturknygėje gimsta viena svarbiausių vėlesnėje kultūroje karmos idėja. Šiuo atveju pats žodis karman reiškia visų žmogaus žemėje nuveiktų poelgių rinkinį, kuris lemia būsimąjį gyvenimą. Budizmas, budistinėje tradicijoje, čia jau po Budos Šakyamunio mirties nuo 480 metų prieš Kristų, budizmas atsirado kaip prieštarą ar, reakcija į tuo metu Indijoje gyvavusi brahmanizmą. Laikomas iš vis budizmas ateistinė religija. Čia šiuo atveju net nėra dievo sąvokos ir sielos sąvokos, bet yra tos pačios karmos sąvokos ir reinkarnacijos sąvokos. Čia šiuo atveju matome paveikslėlyje sansaros ratą ir galimas lokas arba galimus pasaulius. Šiuo atveju budistai skirsto, kad yra 6 lokos, 6 pasauliai ir žmogus po fizinio kūno mirties praeina bardo, tam tikrą stadiją, bardo reiškia tarpinę būseną ir po jos gali atsidurti viename iš šių pasaulių. Tai pasauliai yra tokie, pavardinsiu, yra dievų pasaulis, pusdievių, žmonių, gyvūnų, alkanųjų dvasių ir pragarų. Ir priklausomai nuo tos žmogaus karmos, nuo jos veiklos, kaip jisai gyvena šitoje žemėje, jisai gali patekti į vieną iš šitų lokų, vieną iš šitų pasaulių. Kuo ypatinga žmonių pasaulis, tuo, kad žmogus gali praktikuoti, gali tobulėti. Ir yra kelias, kaip išsivaduoti iš šito nesibaigiančio gimimų ir mirčių rato,
tai yra būtent praktikavimo kelias ir Buda įvedė 8 pakopų, tą 8 kryptį tą kelią, kurių praktikuojant galima išsivaduoti ir nubusti, prabusti, išeiti į nirvaną ir šiuo atveju išeiti iš samsaros rato, iš nesibaigiančio mirčių ir gimimų rato. Va, na, čia atskira sritis, galima atskirą paskaitą skaityti irgi, kaip yra Hinajanos kelias, Mahajanos, vėliau atsiradęs Zen budizmas, na, čia atskira istorija. Šiuo atveju, jeigu lyginsime, nors budistai nemini sielos, bet jie mini šviesos arba vadžrinį kūną, kurį galima taip pat irgi tapatinti su siela, nu, su tam tikrom išlygom. Lietuviškai yra išleista Tibeto mirusiųjų knyga, 2 leidimai yra, paskutinis yra 14 metų leidimo, verta paskaityti, pasidomėti apie bardo būsenoje vykstančius reiškinius, netgi, na, aš čia tiesiog pasakoju, nes nemažai prisilietęs esu prie budistinių praktikų ir prie dar senesnių Bono praktikų, tai yra netgi atvažiuoja meistrai, atvažiuoja lamos, kurie veda pchovas, vadinamas tokias ceremonijas, procedūras, kurių metu žmogus sąmoningai jau gyvas būdamas ruošiasi mirčiai, perina mirties procesą. Galima tai praeiti, yra įdomi praktika, kurios metu tu jau pats praeini tą procesą, sąmoningai. Ir tada, kad mirties metu, jo pačios mirties metu susivoktum, kas vyksta ir pažintum tuos vaizdinius ir kad neįsuktų jie tavęs, neįtrauktų. Gerai, grįžtam į Europą. Iš Indijos Europoje viena seniausių kultūrų, tai yra senovės graikų kultūra. Šiuo atveju senovės graikai turėjo irgi gana nemalonų pomirtinio pasaulio vaizdinį. Mirusiųjų buveinė vadinosi Hadas ir valdovas irgi buvo pomirtinio pasaulio Hadas. Čia jis pavaizduotas su dvišakė tokia šake, su cerberiu trigalviu tokiu šunimi. Ir taip pat šita karalystė buvo požemiuose ir buvo nemaloni vieta, tamsi ir niūrinė vieta. Vėlės šiuose baisiuose požemiuose klaidžiojo kaip šešėlė ir jos yra praradusios atmintį. Ir tik tai kraujo auka, pagal graikų tikėjimus, joms buvo leidžiama trumpam atgauti atmintį. Netgi yra tokia, sakykime, istorijoje tokia liudijimai, kad netgi Hadui buvo aukojami žmonės tam, kad mirusieji, išėjusieji vėlės atgautų trumpam atmintį ir prisimintų, kaip yra. Va. Tačiau nepaisant jau pačio Hado niūrumo, yra dar baisesnė vieta esanti žemiau jo, tai yra Tartaras. Pagal graikų mitologiją, reiškia, vėlės, sakykime, ankstesnėje kultūroje gyvenę kiti dievai, kitos dievų šeimos, o jau vėlesniais laikais, reiškia, 3 broliai, Dzeusas, Hadas ir Poseidonas, nuverčia savo tėvą, Uraną, ir jį patalpina į Tartarą. Va, ir Tartarė, kartu su Uranu, yra patys pikčiausi žmonės, žmogžudžiai, įvairūs, reiškia, patys, kur didžiausius nusikaltimus yra padarę. Va. Tačiau yra tokia viena vieta, ką mes ir girdėję esame, Eliziejus, arba Eliziejaus laukai, kaip terminą. Tai čia yra šviesi, graži vieta, į šią vietą patenka dievai arba didvyriai po mirties, ir čia yra amžinas pavasaris ir gyvena ir puotauja dievai. Eikim toliau. Keltai. Va. Keltai šiuo atveju Europos tauta, gyvenusi gana plačiai. Turime ir po šiai dienai keltų palikuonis, gyvus dar. Jie gyvena Airijoje, Britanijoje, tai Velse ir sakykime, Škotijoje. Ir šiuo atveju keltai vienintelė Europoje palikę mums reinkarnacijos idėją. Yra išleista lietuviška keltų gyvenimo ir mirties knyga. 2002 metais galima įsigyti ir pasiskaityti apie tai. Va. Šiuo atveju keltai paliko druidų mokymą apie reinkarnaciją. Tikriausiai manoma, kad tikriausiai keltų ir indų protėviams buvo žinomi bendri indo-europietiški reinkarnacijos motyvai.
Tačiau keltiškojų sielų kelionė buvo labiau paplitusi šiuo atveju tarp dievų ir didvyrių, ne tarp paprastų žmonių. Ir reinkarnacijos dėka jie galėjo praleisti tam tikrą laiką iki vėl sugrįžtant ir iš naujo įsikūnijant žemėje. Šiuo atveju keltai tikėjo laimingų pomirtinių gyvenimų, jis laimingas buvo, šviesus, ir šis gyvenimas tęsiasi laimingųjų salose, esančiuose vakaruose Atlanto vandenyne. Čia nuolat šviesu, šilta, gera, viskas žydi, groja puikiai muzika, vyksta puotos, vyksta žaidimai ir mylimas. Tai va, yra toks keltiškas vaizdinys apie anapusinį pasaulį. Germanai. Artimi mums, artimi baltams, netoli gyvenę, šiuolaikiniai germanų palikuonys jau Vokietija, visa Skandinavija, švedai, norvegai, islandai, danai, olandai. Va, šiuo atveju pomirtinio pasaulio valdovas yra Odinas, kaip ir pagrindinis dievas, iš Skandinavijoje, ir žuvusių karžygių Einherijas, arba tai karių, kurie narsiai kovėsi mūšiuose, sielas, Odinas surenka į Valhalą. Valhala yra vadinama jau mirusiųjų buveinė, bet tokių didvyrių, tokių dievų. Ir čia vėlės linksminasi, žaidžia karinius žaidimus. Valhaloje esančios šviesos šaltinis tik tai spindintis kalavijai. Vienintelis nėra jokios saulės. Manoma, kad tai yra vėlyvas gana vaizdinys ir, reiškia, ankstesniais laikais požeminė karalystė, kuri vadinosi Hel, angliškai turime Hel pragaras, pavadinimas, tai buvo nemaloni vieta, tokia nelabai, ir ten patikdavo žmonės mirę savo mirtimi. Tai yra paprasti žmonės, ne didvyriai, ne kariai. Na ir reinkarnacijos idėjos germanų religiniuose tikėjimuose taip pat tik labai fragmentiškos ir manoma, kad atgimti iš naujo galėjo tik tai kai kurie didvyriai ir tik labiausiai pasižymėję didvyriai. Šiuo atveju netgi vėlesniuose kūriniuose Snorio Sturlusono Edoje, vyresniojo Edoje, Skaldų, netgi iš tokio tekstuose netgi pasišaipoma, kad atseit anksčiau tai buvo tikima, o dabar tai yra tik taip plepalai, reinkarnacija, jeigu kalbėti. Nors senesniuose liudijimuose, Tacito pavyzdžiui raštuose 1 amžiaus po Kristaus minima, kad germanai visgi tikėjo reinkarnaciją. Na ir ateikime į mūsų kraštus, slavų, baltų kraštus, kur mes gyvename. Gyvename unikalioj šaly, esame paskutiniai krikščioniškai krikštyti, todėl turime labai seną kultūrą, labai seną religiją, kuri ir po šiai dienai, kaip sakyti, turi savo šaknis, turi savo pratesimą. Nors Vytautas Lietuvą krikštijo 1387 metais, Žemaitija 1413, bet reali tokia kristianizacija prasidėjo tik tai su jėzuitais, maždaug 16 amžiuje, 17 ir maždaug dar iki 18-19 amžiaus buvo išlikę labai daug senųjų archaiškų papročių, apie kuriuos ir papasakosiu, kurie buvo užrašyti jau vėliau, Simono Daukanto, Liudviko Rėzos, to pačio Basanavičiaus, net 20 amžiuje prasidėjusiose folklorinėse, etnografinėse ekspedicijose daug kas yra užrašyta. Net ir po šiai dienai kaimas yra žmonių, kurie turi ką papasakot, dainas padainuoti, legendas papasakoti ir panašiai. Taigi, mūsų baltiškoje kultūroje tarp mirties ir anapusybės atsiranda ilgesnis ar trumpesnis laikotarpis, kurį mirusysis turi praleisti žemėje. Tai yra, pas mus yra irgi toks pats tikėjimas kaip ir pas hetitus, kad žmogus turi numatytą savo laiką tam tikrą, kurį jis turi praleisti žemėje. Tai todėl atsiranda, kai žmogus numiršta, atsiranda tam tikras laikas, kurį jis vis dėlto turi prabūti žemėje. Vienas svarbiausių balto pomirtinio pasaulio vaizdinių yra tai, jog žmogui Dievas skiria gyventi konkretų metų skaičių. Jeigu žmogus neišgyvena jam paskirto laiko, pavyzdžiui, žūva, nusižudo ar dėl kitų priežasčių miršta anksčiau, jam vis vien likusį laiką iki nulemtos mirties datos reikia praleisti žemėje, įsikūnijant į augalus, tai dažniausiai medžius, gyvūnus ar paukščius. Šiuo atveju čia mitologai, antropologai įveda tokią sampratą kaip metempsichozės sąvoka. Metempsichozės sąvoka reiškia mirusiųjų vėlės, jos įsikūnija. Kodėl kapuose sodinam gėles ant kapų, ar ne?
dažnai nesusimastom. Dažniausiai tai tam, kad gražiau. Arba senovėje šis būdavo sodinamas medis. Žmogus palaidojamas ir sodinamas medis. Netgi gal kažkas girdėjo, kaime tokia tradicija būdavo. Tai va, tai todėl, kad būdavo tas tikėjimas, kad, reiškia, būdavo žmogus įsikūnija į augalą, į medį tam tikrą. Čia šiuo atveju, dar papildysiu vėliau. Taip pat buvo tikėjimas, kad mirusieji šią žemę gali palikti, paklausykit, kad mirusieji šią žemę gali palikti tik tai dviem datomis. Tai yra per vėlių Velykas, arba didįjį ketvirtadienį prieš Velykas, arba per vėlinės. O iki to laiko, likusius mėnesius ar dienas, reikia išlaukti žemėje. Todėl susidaro tokios aplinkybės, kad žemėje nuolat gyvena tam tikras vėlių skaičius. Neatsitiktinai, šiandien pakvietėte ir mane šituo laikotarpiu paskaityti šią paskaitą, kaip mirti. Mes visi žinom, kad tas laikas ir yra ypatingas mums. Mes važiuojam, uždegam tą žvakelę, meldžiamės, linkim ramybės, kad išeitų, kad sugrįžtų pas protėvius, pas Dievą tą mirusiojo vėlę. Va. Dabar labai įdomus toks vaizdinys, kad pomirtinio pasaulio centre yra kalnas, ant kurio gyvena Dievas. Kalno papėdėje prasideda mirusiųjų buveinė, kurioje labai šviesu ir šilta, viską supa nuostabus sodas, jame čiulba daugybė paukščių. Mirusiesiems reikėdavo kopti į kalną, gelbstintis savo bei specialiai į laidotuvių laužą mestais plėšrūnų nagais. Minima, jog šalia kalno buvęs Libinas. Vienas liudijimas netgi teigia, kad į kalno viršūnę vedęs tiltelis, kuriuo teisiųjų vėlės patekdavo lengvai, o blogųjų krisdavę žemyn ir atitekdavo Slibinui Vižūnui arba Vizūnui. Labai įdomu, kad mūsų didieji visi kunigaikščiai, kuriuos istorikai vadina kunigaikščiais, nors raštuose yra minima, kad kitų kraštų valdovai vadindavo karaliais, pavyzdžiui, Dux Algirdus arba karalius Algirdas arba karalius Gediminas. Visi buvo senojo tikėjimo, reiškia pagonys, ir visi buvo kremuoti, visi buvo palaidoti. Ir kremavimo laidojimo apeigose, pavyzdžiui, Algirdą laidojant, jis buvo kremuojamas kartu su savo žirgais, su savo kurtais, su savo, reiškia, šunimis. Yra liudijimas, kad į jo laužą buvo įmesti meškos nagai. Tai vėlgi tas pats susisieja su šituo tikėjimu, kad pomirtiniam pasaulyje jis turės kopti į kalną, būtent tokia pagalba. Yra organizacija Lietuvoje, vadinasi Romuva, kuri puoselėja senąjį baltų tikėjimą. Man teko daug laiko bendrauti, apeigose dalyvauti. Vienu metu netgi buvau Kauno skyriaus vaidila išrinktas. Na ir mes daugiausiai, aišku, mūsų būdavo arba jaunimas studentai, arba vyresnio amžiaus pensininkai, kurie turėdavo laiko, vidutinio amžiaus nieks neturėjo, visi dirba, nieks nelabai turėdavo kas ateiti. Tai aš prisimenu dar po šiai dienai, šitas nutikimas buvo prieš kokią gal 20 metų, prieš 15, mes turėjom vieną labai seną žmogų ir jisai susirgo sunkiai. Ir po šią dieną, prisimenu, mes nuėjom lankyti jį į ligoninę, jau buvo jo paskutinės dienos, ir jisai užsiaugino ilgus nagus. Ir viena iš mūsų paklausė, sako, kam jums tie ilgi nagai? O kaipgi, sako? Taigi, sako, kai numirsiu, man reikės kopti į kalną. Tai kaip aš tenais užkopsiu be nagų. Matot, žmogus ruošiasi tam ir augino nagus. Su šituo vaizdiniu irgi labai siejasi. Irgi, kaip matom, paskutinėme tam sakinėje, kad yra vedęs tiltelis ir kad, reiškia, būtent siejasi su tuo prieš tai buvusiu Indo-Arijų, kad teisieji patenka į dangų, keliauja, o visi nusidėjėliai būtent nukrenta ir suvalgo koks tai Slibinas Vizūnas arba Vižūnas. Tai va. Ir piktų žmonių vėlės patekdavo į velnio prižiūrimą pomirtinės bausmės vietą. Baltų ir ypač lietuvių pomirtinio pasaulio samprata labai aiškiai išsiskiria metempsichozės arba reinkarnacijos persikūnijimo motyvais iš kitų kultūrų. Tai va, trumpai apžvelgiam senasias kultūras. Šiuolaikinėse jau religijose, kurias mes turime pasaulinės, iš kurios ir išsivystė būtent iš šitų senųjų religijų pagrindo, tai judaizmas, krikščionybė, kurią turim dabar Lietuvoje, islamas, jos visos
labai panašiai žvelgia į pomirtinį pasaulį, tai yra po mirties žmogaus sielos laukia teismas ir žmogus, reiškia, turi galimybę keliauti arba į dangų, arba į pragarą, kaip pat šitoje skaidrėje parodyta. Dar kai kuriuose, pavyzdžiui, krikščioniškoje kultūroje pas mus yra dar ir vaizdinys, skaistyklos vaizdinys, ne? Kad kartais, kai yra neapsisprendžiama, žmogus yra tarsi išskaistinamas ir tada yra jau jis nusiunčiamas į dangų. Šiuo atveju, jeigu kalbėsime apie krikščionybę, tai turiu vieną draugą, kuris mokosi Vytauto Didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete. Tai ankstyvoje krikščionybėje iki 5-6 amžiaus taip pat buvo būdinga ir reinkarnacijos teorija. Buvo tiesiog raštuose taip pat irgi minima reinkarnacija. Tai yra, kad žmogaus siela galėjo persikūnyti. Vėliau tikriausiai dėl kokių tai politinių ar kokių tai kitų ekonominių priežasčių tai buvo išimta iš evangelijų ir šiuolaikinėse evangelijose, tai ką mes turime keturiuose, netiesiogiai galima rasti užuominų, bet dėja yra ištrimtas šitas jau vaizdinys. Senesnės kitose evangelijose yra išleista lietuviškai ir Tomo evangelija, galite pasiskaityti, arba Judo evangelija yra reiškia, minimas. Ir reinkarnacijos, tai yra persikūnijimo motyvas taip pat minimas. Taip, tai žodžiu, visos šiuolaikinės religijos apie kalbą irgi apie sielos tolesnį likimą. Taigi, padarius tokią apžvalgą ir visas prielaidas apie mirtį, galima teikti tokius teiginius, kad visose religijose tikima į žmogaus sielą. Tai yra, kiek mes peržiūrėjom, nėra tai, kad po mirties viskas užsibaigia. Yra siela. Ir kad mirtis tai yra pereinamasis etapas. Kaip kad kūdikis, reiškia, gyvena, kol yra motinos pilve, vienas etapas yra, gimsta yra, gyvenimas yra kitas etapas. Ne? Taip ir mirtis yra pereinamasis etapas iš gyvenimo, kaip mes pragyvenam, ir po to yra pereinamas kitą gyvenimą. Toliau, sielos tobulėja arba gauna amžiną poilsį. Tai čia irgi vaizdinys tas, kad arba persikūnija iš vieno kūno į kitą ir taip tobulėjant, tai mes gaunam kažkokias naujas savybės, arba perinam į amžiną poilsį į dangų arba į pragarą. Na ir žemėje gyvenant ir gyvam esant žmogui atlikti geri darbai arba geri arba blogi, nulemia tolesnį sielos likimą. Bet irgi ta vadinama karmos idėja arba atpildo idėja, tai kaip mes gyvename. Kaip dabar į visą šitą problematiką žiūri šiuolaikinis mokslas, šiuolaikiniai tyrinėjimai. Vėliau pateiksiu grinai iš šiuolaikinės tanatologijos, šiuolaikinio mokslo apie mirtį duomenis, kas vyksta fizinėme kūne po mirties, o procesai vykstantys po mirties labai daug, iš tikrųjų daug yra knygų išleista būtent tyrimų po klinikinės mirties. Šiandien dienai, 21 amžiuje, medicina pasiekė labai didelių laimėjimų. Ir tai, kas anksčiau būdavo žmogui priepuolis ar kažkas tiesiog nebuvo priemonių, išgelbėti tiesiog numirdavo. Šiandien dienai žmogų galima ištraukti iš mirties nasrų. Ir jeigu po kvėpavimo sustojimo praėję pagal įvairius šaltinius neilgiau kaip ten 6-8 minutės, jeigu žmogus yra grąžinamas, jisai grįžta iš klinikinės mirties. Ir pirmoji tokia knyga ir daugiausia iš tikrųjų sukėlusi labai didelę sensaciją, tai yra Raymondo Moody knyga 75 metais išleista Gyvenimas po gyvenimo. Jis aprašo tūkstančius atvejų, kai žmonės grįžta po klinikinės mirties, kai jie yra išgelbėjami, kai jie yra ištraukiami ir aprašo tuos vaizdinius, kas vyksta. Toliau yra kiti tyrinėjimai, rusų yra Stanislavas Grofas, labai įdomus autorius, iš tikrųjų teko man su juo susipažinti, buvo Lietuvoje atvažiavęs 98-99 metais, vedė seminarus ir labai įdomus buvo. Vienas iš tokių seminarų buvo holotropinio arba intensyvaus kvėpavimo seminaras, kuriame teko dalyvauti ir kuriame taip pat irgi patyrėme, daugelis dalyvavusių tame seminare patyrė būtent praėjusių gyvenimų tokius atsiminimus. Tiesiog iškildavo
procesas vykdavo taip, kad tiesiog labai intensyviai reikėdavo kvėpuoti, maždaug pusę valandos 40 minučių, tiesiog pilnais plaučiais, labai intensyviai, greitai, ir po to reikėdavo staigiai nutraukti kvėpavimą, ir prasidėdavo užsimerkus, ir reikėdavo gulinčioje padėti, ir po to prasidėdavo ta kelionė vadinama, ir tiesiog man pačiam irgi yra tekę patirti praėjusius įsikūnimus. Atsiveria tiesiog atmintis ir pamatai save moterimi, sakykime, kur nors raudona suknelė, kokioje nors ten Ispanijoje ar dar kažkur, ar ten tokiais baltais rūbais, kur nors prie ugnies kokiam ten Indijoje ar Irane, ir tiesiog yra vaizdiniai, kita kalba, kita kultūra, visiškai kitas supratimas, bet potyriai labai intensyvūs ir labai realūs. Tai va, Stanislavo Grofo yra knygos irgi išleistos rusų kalba, daug jo knygų yra. Lietuviškai, ką galima paskaityti, lietuviškai galima surasti Michael Newton, yra toks autorius, išleista jo keletas knygų, viena iš tokių knygų yra Sielų lemtis, gal kas ir skaitėte. Michaelas Newtonas yra amerikietis, hipnoterapeutas, jisai hipnozės būdu įveda žmogų, galima tiesiog pasiskaityti, gal trumpai tik papasakosiu, įveda į hipnozę ir žmogų išveda į gyvenimą tarp gyvenimų. Yra labai daugybė atvejų ištyręs ir aprašo tos procesus, kas vyksta žmogui mirus ir kokie procesai vyksta, kaip pasitinka jie šviesios būtybės, kaip yra sielos mokykla, kaip žmogus pasakoja apie savo praėjusį gyvenimą, kokias pamokas patyrė ir taip toliau ir taip toliau. Susirašykit šitą autorių, galima rasti Sielų lemtis, Sielų kelionės, yra keletas knygų yra išleistas. Lietuvoje yra pagal jo metodiką dirba toks Aidas Giedraitis, Kaune, galima pas jį užsirašyti konsultaciją, irgi hipnozės būdu galima patekti į praėjusius gyvenimus, įveda į tą būseną ir tiesiog žmogus patiria kelionę ir persikelia į praėjusius gyvenimus, į gyvenimus tarp gyvenimų. Jeigu kas domėsitės, Kaune Aidas Giedraitis, įsiveskit internete, yra jo kontaktai. Labai įdomus žmogus irgi. Va, kokius pagal šitos tyrimus trumpai ką galima apibendrinti. Žmogus, grįžęs iš klinikinės mirties, daugumą atvejų pasakoja panašius dalykus. Va. Pirmiausia, tai jis pamato save virš savo kūno fizinio, mato, kaip gydytojai ar artimieji prie jo stovi, bando jį gelbėti, judinti, kažkokiais tai būdais gaivinti. Ir po to vaizdas persijungia, jisai pamato šviesų tunelį ir ta šviesa jį įtraukia, jis juda tuo tuneliu ir patenka tolyn. Tai iki šitos vietos visą tai galima paaiškinti, yra paaiškinama mokslinio pagrindo, tai yra biofizinės, biocheminiais procesais, kurie vyksta žmoguje. Pirmiausia tai, kad žmogaus pats, sakykime, stipriausias mūsų juslė yra rega, po to klausa, po to kitos juslės, tai lytėjimas, uoslė, skonio pojūtis ir žmogui, reiškia, atsidūrus mirties metu, sustoja kvėpavimas ir kas įvyksta, reiškia, smegenys negauna deguonies. Pirmas dalykas. Antras punktas, atsiranda daug anglies dvideginio kraujyje. Ir trečias punktas, kraują iš endokrinės liaukos išmeta daug endorfinų. Tai va, fizinėme lygyje. Visų šitų reiškinių pasiekoje galima paaiškinti tai, kad žmogus mato tos vaizdinius, kad jis mato save tarsi iš šono ir mato šviesų tunelį. Manoma, kad čia kad akys susimerkia ir jis mato tiesiog šviesą, kažkokią tai šviesę dėmę. Bet kas vyksta toliau, dėja moksliškai paaiškinti jau neįmanoma. Ir tai, kad jį pasitinka, praėjus tą tunelį, pasitinka šviesos būtybės. Dažniausiai tai žmonės įvardina kaip angelą, kaip Jėzų, kaip Mariją, kaip tam tikroje tradicijoje, kurioje žmogus gyvena, sutinka pagal savo, reiškia, tradiciją, savo religiją, tuos būtent vaizdinius, tai, ką jis mato. Kas mato Mariją, kas mato, reiškia, Indijoje, tai ar Krišna, ar ten, sakykime, Japonijoje mato vėlgi saulės deivę, ar, sakykime, ten žydai, hebrajai mato, sakykime, serafimus, ar kitas būtybės, tiesiog šviesias angeliškas būtybės, kurios pasitinka juos, tada keliaujama į toliau
ir žmogus atsiduria tarsi tokioje erdvėje, kurioje jisai pražiūri visą savo praėjusį gyvenimą. Ir detaliai gali tiesiog iki detalių, iki sustoti ir ta peržiūra vyksta tiek, kiek to reikia, kiek tai trunka, kiek tai yra reikalinga. Ir ypatingai sustojama ties tomis vietomis, kur žmogus abejojo, klydo ir ypatingai ten, kur padarė kažką baisaus, kažkaip nusižengė. Ir čia šiuo atveju pagrindinis teisėjas yra ne angelas, ne Jėzus, bet būtent pačio žmogaus siela, pačio žmogaus sąžinė yra pats teisėjas. Pats žmogaus, kaip sakyti, pats žmogus pats tampa savo teisėjus. Ir nuo tų, svarbiausia, kiek yra tų liudijimų, kiek yra pasakojimų, nuo tų vaizdinių niekur nepasislėpsi. Nuo tų vaizdinių niekur negali, nes nėra kur slėptis. Pats viskas atsiveria pats prie save nuogas tampi. Ir dėl to tampa labai gėda, labai liūdna ir panašiai. Bet aišku, yra po to tarsi vyksta toks ir teismas, žmogus pats save arba nuteisia, arba išteisina. Ir toliau, reiškia, vyksta susitikimas su išėjusiais mirusiais protėviais, su tėvais, seneliais, su kokiais tai artimaisiais žmonėms ir su tom sielom, su kuriuo žmogus buvo artimas gyvenimo metu. Sutuoktiniai, vaikai, gali būti kaimynai, kažkokie tai artimi žmonės. Ir netgi su tom sielom, kurios buvo artimos praeituose gyvenimuose. Žmogus jas atpažįsta, bendrauja ir taip toliau. Na ir po to, aišku, dažnai būna tai, kad sugrįžimas vyksta atgal ir sugrįžimas atgal. Tai va šitų reiškinių dėja paaiškinti moksliškai negalima. O tų liudijimų yra labai daug, yra tūkstančiai. Ir, kaip rašo, pavyzdžiui, Mūdis, yra įstabiausia tai, kad šiuos vaizdinius pasakoja taip pat ir vaikai, patyrę klinikinę Ameriką. Jeigu suaugusieji tai dar gali kažką prisiskaityti, įsivaizduoti ir kažką pameluoti, tai vaikai, tai aišku, kam jiems meluoti, jie natūraliai tai pasakoja. Na, tai ką, kokia kaip išvada, kad kažkas visgi yra tenais, ar ne? Galima manyti. Va. Na ir toliau paskaitoje aš pristatysiu, papasakosiu su aparatūra, su kuria dirbu, tai vat, profesoriaus Konstantino Korotkovo, reiškia, tyrimus ir knyga yra išleista. Atsivežiau čia ir Lietuva, nedidelė tokia knygelė, vadinasi Svietloslė жизни, šviesa po mirties. Nedidelė, 160 puslapių, labai lengvai skaitosi ir tuos dalykus, ką čia pasakoju, daugmaž jis ir pateikia, senųjų kultūrų, reiškia va šitus įsivaizdavimus apie mirtį ir toliau apie būtent metodą, bioelektrografiją ir apie tuos tyrimus, kuriuos jis padarė su mirusiais žmonėmis. Tai va, trumpai papasakosiu apie tai. Pirmiausia, tai pats metodas, su kuriuo aš dirbu ir kurį Korotkovas yra sukūręs, tai būtent ta bioelektrografija, angliškai Gas Discharge Visualization, rusiškai gazo rezonansinė vizualizacija. Turiu tiesiog padaryti trumpą įvadą, kas tai yra per metodas, kas tai yra per technologiją, tam, kad įsivaizduotumėt, kokie buvo daromi matavimai ir kas buvo gauta. Pats metodas tai yra pirmieji, reiškia, tokie tyrimai, bandymai šito metodu buvo daryti dar 19 amžiuje. Baltarusijos teritorijoje gyvenęs toks Narkevičius Jotka tyrė, bet didesnis toks paplitimas visame pasaulyje prasidėjo nuo Dnepropetrovske gyvenusių, dirbusių šeimos, tokios inžinierių Semiono ir Valerijos Kiriliano. Tai vad nuo Kiriliano ir paplitę po visą pasaulį, netgi žinoma Kiriliano metodas arba Kiriliano grafika. Pats Kirilianas buvo medicininės technikos inžinierius. Ir čia va 39 metai praeito amžiaus, rusai tuo metu kūrė daug įvairios aparatūros įdomios, jisai buvo inžinierius, irgi prisidėjo prie to kūrimo ir pastebėjo, kad aukštos įtampos, aukšto dažnio elektromagnetiniam lauke, patalpinus į jį tam tikrus objektus, sakykime, augalus, ar, sakykime, žmogaus kūno tam tikra dalis, jie švyti, spinduliuoja, skleidžia aplink save švytėjimą. Pats apibrėžimas būtų toks, kad tai yra vizualinis švytėjimo atsirandančio arti tiriamojo objekto paviršiaus, patalpinto į aukšto dažnio, aukštos įtampos elektromagnetinį lauką, stebėjimas ir registracija fotoplokštelė, fotomedžiagai. Čia mato medžio lapą ir žmogaus rankų pirštų padėtų ant specialios plokštelės irgi švytėjimus aplink pirštus. Kirilianas eksperimentavo su įvairiais dalykais, su medžio lapais, su gyvūnais tam tikrais, ten pelės uodegą fotografavo, katės lapą dėjo, šuns ten ausį fotografavo ir taip toliau, ir paskui perėjo prie žmogaus. Labai įdomus yra jo knygoje aprašytas ir šiai dienai atkartotas
jau toksai efektas, tai yra vadinamas fantominio lapo efektas. Tai čia buvo daromas toksai eksperimentas, kai dalis lapo buvo pašalinama, nupjaunama ir fotografuojant tam elektromagnetiniam lauke, matom tas plazminis žėrintysis, tas išlydis susidarydavo ne tik ten, kur lapas yra, bet ir ten, kur jau jo nėra. Tai vadinamas fantominis toks efektas, fantominis švytėjimas. Tai va čia po kairę matom iš Kirliano knygos iliustraciją, o čia jau šiais laikais atkartota, matom lapas nukirptas, o švytėjimas susidaro ten. Tai va, tai įrodo, kad aplink objektą yra laukas, kurį galima fiksuoti šito metodo pagalba ir kuris, reiškia, tik nupjovus va tą objektą, iš karto neišnyksta, aišku, po to ilgainiui jisai išbręsta, nunyksta tas švytėjimas, bet iš pradžių galima tai fiksuoti. 95-26 metais profesorius Korotkovas, kurį minėjau, apjungė aukštadažnį fotografavimą, šitą Kirliano metodą, su šiuolaikinė skaitmeninė videotechnika, tai yra jau naudojamos videokameros, nenaudojamos jokios fotoplokštelės, nereikės čia nieko fiksuoti, ryškinti. Ir kiekybinis kompiuterinis duomenų apdorojimas, tai yra naudojamas specialios programos ir gaunasi šitas metodas bioelektrografija. Šiuo atveju fotografuojant ir yra daryti eksperimentai su įvairiom kūno vietom išbandyta. Ir šiuo atveju fotografuojama yra žmogaus plaštaka, žmogaus ranka. Nes nustatyta, kad jinai geriausiai atspindi žmogaus fizinę ir psichoemocinę būseną. Yra daryta bandymai ir su žmogaus pėda, žmogaus ausimi, kakta, alkūnėmis, įvairiomis kitomis kūno vietomis, bet šiuo atveju žmogaus plaštaka geriausiai atspindi. Ir Kirliano fotografija, būtent jis fotografuodavo plaštaką, dabar, kaip matote, užtenka tik tai žmogaus rankų pirštus nufotografuoti. Na, kameros konstrukcija yra tokia, kaip pavaizduota čia, nėra labai sudėtinga. Tiesiog, trumpai galbūt pasakysiu, kad yra viduj 5 numerių pažymėtas aukšto dažnio generatorius, generuojami yra suteikiami elektriniai impulsai, trumpi maždaug apie 1000 Hz, tai yra 1000 impulsų per 1 sekundę. Jie paduodami ant specialaus elektrodo, skaidraus kvarcinio stiklo, kuris pažymėtas 2 numeriu, šiuo atveju dedamas pirštas, ranka ir patekus į elektromagnetinį lauką, suteikus elektrinius impulsus, iš odos paviršiaus yra ištraukiami elektronai, fotonai, vadinami biofotonai, įgreitinami tame elektromagnetiniam lauke, jie sukelia plazminį tokį vadinamą žėrintį išlydį ir tai yra fotografuojama specialios optinės sistemos pagalba ir perduodama į kompiuterį. Pats metodas yra šiuolaikinis, 21 amžiaus technologija, saugus, negalima tirtis tik tai žmonėms turintiems kardiostimuliatorius, visiems kitiems galima tirtis vaizdus, nereikalauja daug laiko sąnaudų ir taip toliau. Naudojamas labai plačiai. Šiandien dienai naudojama yra daug plačiausiai medicinoje. Medicinoje yra netgi naudojama klinikinėje praktikoje, reiškia, po operaciniam periode labai yra tinkamas metodas stebėti, masiniams tyrimams yra naudojama ir panašiai, kaip ekspres diagnostikos toks metodas prietaisas. Sąmonės būsenas galima tirti, yra įrodyta, kad su metodu galima fiksuoti įvairias būsenas, sakykime, miego metu ir būdravimo metu, yra parodyta, kad švytėjimas aplink žmogaus pirštus skiriasi, skirtingas. Arba pakitusios sąmonės būsenose, sakykime, žmogus panikos metu, depresinėse būsenose, transinėse būsenose įvairiuose yra skirtingas švytėjimo pobūdis. Sporte naudojamas dažnai naudoja įvairių sporto krypčių, netgi nuo 2007 metų Rusijoje yra įsteigta atskira eilutė, Vladimiras Putinas, prezidentas, yra atskiras finansavimą įsteigęs, reiškia olimpinių žaidėjų rengimui olimpiniams žaidynėms. Na ir praeitų metų, 14 metų pradžioje vykusios Sočyje rungtynės puikiai pateisino savo, rusai daugiausia medalių visgi ir iškovojo. Aišku, ne tik tai šitas metodas, yra ir kiti metodai naudojami, bet vienas iš jų ir šitas yra. Psichologijoje, nereiškia, yra specialios programos, kurių pagalba galime skaičiuoti įvairius parametrus. Nu ir kitiems įvairiems įdomiems tyrimams. Dabar prie žmogaus, kaip skiriasi švytėjimo pobūdis, tai reiškia pasveiką žmogų aplink pirštą susidaro į visas pusės vienodas tas švytėjimas, karūnėlė vadinama, į visas pusės vienodai, be jokių nutrūkimų, be jokių defektų.
uždegiminiais atvejais, arba vadinama, kai medikai sako, hiperfunkcija vadinama, tokia yra, susidaro tokie išmetimai, kaip matome čia yra ūmaus uždegimo atveju, chroniško uždegimo atveju susidaro tokios, kaip sakykime, salelės tokios arba lašiukai tokie, vėlgi atskira tokie stigmos, atskiri tokie vaizdai. Įvairiau, sakykime, kai atsiranda blokai, kai švytėjimo nėra, tai dažniausiai lydima nykimo, distrofinių procesų, čia vadinama hipofunkcija, ir pakitusios įvairios sąmonės būsenos charakteringos tuo, kad aplink pirštų susidaro tokie antriniai vadinami žiedai. Tai tokius švytėjimus Korotkovas fiksavo pas, sakykime, senosiose kultūrose, tai pas Tailando budistus vienuolius, kurie ilgą laiką melsdavosi ir taip toliau, arba pas Sibiro šamanus, reiškia gydymo ceremonijų metu, jie taip pat įeina tam tikras transinės būsenas ir gydo žmogų. Šiuolaikinėje kultūroje tai yra dažniausiai pas kūrybos žmonės sutinkama, sakykime, kompozitoriai kūrybos metu, aktoriai rolės metu, arba profesionalų sportininkai taip pat įeina tam tikras pakitusias būsenas ir taip pat irgi fiksuojami tokie švytėjimai. Dabar, kai perinam prie žmogaus, reiškia, čia remiamės tradicinę kinų mediciną, žmogus sudaro, yra žinoma, klasikinė sistema, sudaro kanalinę struktūrą, meridianų struktūrą ir kanalai meridianai ateina mūsų rankas, ir jie yra į kiekvieną pirštą po vieną arba po du meridianus ir iš to kilo idėja, kad reikalinga yra pirštus išskaidyti į sektorius ir buvo atlikta daugybė klinikinių tyrimų įvairiuose pasaulio valstybėse, Rusijoje, Jungtinėse valstijose, Izraelyje, Brazilijoje, su skirtingos odos spalvomis, skirtingo įsitikinimų, skirtingos socialinės padėties ir buvo parodyta, kad nepriklausomai nuo to, nuo odos spalvos ar panašiai, jeigu mes fotografuojame žmogaus, sakykime, rodomąjį dešinės rankos pirštą, tai mes išskaidę į sektorius gausime tuos pačius sektorius, būtent, nesvarbu, kokios odos paimsime ar kokios socialinės padėties žmogaus. Yra tiesiog išskaidoma ir čia tiesiog du pavyzdžiai, kaip atrodo pasveiką žmogų, matom visas spinduliavimas, karūnėlė visas pusės vienodas ir matom, žmogus, pas kurį yra daug defektų, pertraukių, kai kurios vietos spinduliuoja netgi aktyviau. Čia dešinės rankos pirštai ir raito dešinė, antras yra rodomasis, ketvirtas yra bevardis. Ir matom sektoriai suskaidyta į sektorius, už kurį atsakingi. Čia tiesiog ką žmogus gauna, gaunamas suformuojamas vaizdas visas iš trijų šonų. Čia porą pavyzdžių, kaip atrodo silpno žmogaus, kaip atrodo stipri energetika, gaunama lentelės organų sistemomis ir energetiniai centrai, čakros. Čia kaip trumpai, jeigu eisite diagnostiką, ką gausite. O dabar pereikim toliau prie Korotkovo tyrimų, prie šitos knygos ir prie tyrimų būtent su mirusiais žmonėmis, su tais, kurie jau yra išėję. Reiškia, kokie procesai vyksta fizinėme kūne po mirties, yra žinomi, aprašyti, aš juos dar paskaitysiu. Galbūt bus toks sudėtingas medicininis tekstas, terminų tokių bus, bet aš tiesiog turiu taip perskaityti, tam, kad pereitume prie paskutinės dalies, prie būtent Korotkovo tyrimų, kad suprastumėte tas kreivės, kurias aš parodysiu. O tiesiog trumpai, kad po fizinio kūno mirties energetiniai arba energiniai procesai kūne nesustoja per vieną sekundę, per vieną minutę. Jie tęsiasi dar kurį laiką. Ir čia yra tiesiog pavyzdys iš jo knygos, kad po 6 valandų, kaip atrodo, po 12 metų ir po galvos smegenų ir vidinių organų autopsijos, kaip atrodo žmogaus laukas. Ir jisai egzistuoja, bet jisai po truputėlį gęsta ir užgęsta. Šios knygos pagrindu yra išėjęs straipsnis profesoriaus Korotkovo Experimental Research of Human Body Activity After Death, reiškia, išleistas, publikuotas. Dabar tam, kad pereitume toliau prie tų kreivių, kurias parodysiu, turiu šiek tiek perskaityti tokios teorijos. Sušarvuokit kantrybę, bus 4 puslapiai tokio medicininio teksto. Taip. Per sąlyginai trumpą laiką po kvėpavimo sustojimo, maždaug nuo 4 iki 20 minučių, pagal skirtingus duomenis, žūsta galvos smegenų žievė. Tai yra, pas žmogų pirmiausia žūsta mūsų smegenų žievė. Šis procesas susijęs su dramatiškais pokyčiais vykstančiais kiekvienos ląstelės lygyje.
Medžiagų apykaitos sutrikimai, pirmiausia susiję su kvėpavimo ir kraujo tekėjimo nutrūkimu, įtakoja oksidacinio atsistatomųjų procesų sutrikimus submolekulinėme ir molekulinėme lygiuose. Anoksija arba deguonies trūkumas audiniuose įtakoja katabolinių arba skilimo procesų aktyvavimą ląstelėse ir visų pirma centrinėje nervų sistemoje. Oksidacinių mainų reakcijų tipas kinta į glikolitinį, dėl ko žymiai sumažėja ATF sintezė ir sulėtėja elektronų transportas, sutrinka joniniai gradientai ir laisvųjų radikalų formavimosi procesai, didėja ląstelių membranų pralaidumas, dėl ko kyla destruktyvūs pokyčiai ląstelėse tokie kaip išbrinkimas, hidroskopinė degeneracija ir endogeninio pigmento praradimas. Na čia ATF, šiuo atveju angliškai ATP, matom pokytį po mirties, na tokia beveik tiesinė kreivė, matom, kad po mirties ATF sintezė laipsniškai mažėja. Ir kitas kreivės, kurias čia parodysiu, atkreipti dėmesį, visos turi mažėjantį pobūdį ir tas pobūdis yra monotoninis, reiškia dažniausiai yra arba tiesinis, arba hiperbolinis, arba paraboloidinio tipo. Jokių kažkokių fluktuacijų, didėjimų, mažėjimų nėra, tiesiog yra truputėlį mažėjimo. Šie pokyčiai pirmosiomis minutėmis gali būti grįžtamieji. Tai yra va ta klinikinė mirtis ir jeigu suspėjama, sakau, per keletą minučių žmogų sugrąžinti, tai yra grįžtamieji procesai. Bet tęsiantis anoksiją, tai yra deguonies trūkumai, jie peržengia tam tikrą ribą ir tampa vyraujančiais, jau negrįžtamais degeneratyviniais pokyčiais. Po to irimo procesas vyksta tik viena kryptimi, tai yra jau neįmanomas. Ląstelėse vyksta baltymų hidrolizė, dėl ko pažeidžiama ląstelės struktūra, vėliau išnyksta ir DNR, ir RNR. Atsilaisvinantys iš citoplazminių struktūrų fermentai dar labiau sustiprina ląstelės destrukciją ir po ko prasideda autolizė. Šiuo atveju smegenų požieviniai centrai ir nugaros smegenys dėl dominuojančio glikolitinio mainų tipo gyvuoja daug ilgiau nei smegenų žievė, iki kelių valandų po kvėpavimo ir kraujotakos sustojimo. Skirtingų organų atsparumas hipoksijos ir anoksijos būsenoms yra nevienodas, dėl ko jų žūtis vyksta skirtingų metų po širdies sustojimo. Todėl, pavyzdžiui, kaulų smegenys savo gyvybingumą išlaiko iki 4 valandų, atraminiai organai, tokie kaip oda, sausgyslės, raumenys, kaulai iki 20-24 valandų po mirties. Na, todėl, žinoma, yra organų transplantacija, ar ne? Žmogus miršta ir galima tenais inkstus ar širdį ar kitus organus sėkmingai išimti, atšaldyti ir transplantuoti kitam žmogui. Visi šie vidiniai procesai pasireiškia ir išoriniais požymiais. Pirmiausia, tai žemėja kūno temperatūra. Na va, kita kreivė, kaip žemėja kūno temperatūra. Deja, neradau mums priimtina Celsijaus laipsniais, radau amerikiečių straipsnį su Fahrenheitais. Bet ne taip, ne esmė. Esmė, kad kreivės matom vėlgi krinta žemyn ir jos kinta laipsniškai, po to perėmė į tiesą. Na, čia pavaizduota valandom po mirties, matom iki 20 valandų ir priklausomai nuo aplinkos temperatūros, ta kreivė yra aukštesnė arba žemesnė. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ta kreivė krinta žemiau. Tai va, temperatūros sumažėjimas prasideda maždaug po 40-60 minučių po mirties laiko. Šis užtrukimas susijęs su tuo, kad po mirties dar kurį laiką tęsiasi mainų arba metabolinės reakcijos, o taip pat dėl to, kad pirmiausia atšąla išoriniai sluoksniai, o vidiniai kūne dar lieka ilgai šilti. Ir kūnas po truputėlį atšąla iki tol, kol jo temperatūra nepasiekia aplinkos temperatūros arba netampa maždaug pusę arba 1 laipsnį žemesnė iš aplinkos temperatūra dėl drėgmės išgaravimo iš odos paviršiaus. Nors kūno temperatūros sumažėjimą įtakoja skirtingi faktoriai, bet kambario sąlygomis temperatūros kritimas turi kai kuos dėsningumus. Praėjus valandai po mirties atėjimo ženkliai atšąla rankų plaštakas, pirmiausia. Po 2-3 valandų veido odos. Temperatūros kritimas vyksta vidutiniškai po 1 laipsnį kas valandą. Po 6 valandų kūno temperatūros kritimas sulėtėja. 1 laipsnis sumažėja per 1-2 valandas. Visiškas atšalimas įvyksta tik tai po 24-30 valandų. Ir hektarinės temperatūros pokyčio priklausomybė nuo laiko atitinka parabolinę kreivę. Po 2-4 valandų po mirties ant minkštų audinių atsiranda vadinamos lavondėmis. Hipostacijos stadija trunka nuo 4 iki 16 valandų ir šioje stadijoje lavondėjių spalva spaudžiant pilnai išnyksta. Tai yra paspaudžiam ir neišnyksta, nes kraujas ir limfa juda iš indų. Difuzijos stadija ateina po 14-24 valandų po mirties.
Šiuo atveju limfa ir tarpląstelinis skystis laipsniškai difunduoja per kraujotakos indų sieneles į vidų, praskiesdami kraujo plazmą ir įtakoja eritrocitų hemolizę. Skystoji kraujo dalis taip pat difunduoja per indų sieneles ir užlieja šalia esančius audinius. Na ir, aišku, atitinkamai ir organus. Lavonėmis šiuo atveju spaudžiant balą ir palaipsniui atstato savo spalvą. Ir paskutinė inhibicijos stadija pradeda vyrauti paros pabaigoje, tai yra maždaug po 24 valandų. Skystis sudarytas iš limfos ir tarpląstelinio skysčio ir kraujo plazmos susitelkia po odą. Todėl lavoninių spalva nekinta spaudžiant ir pernešant kūną. Tai yra, jeigu po paros jau mes spausim, išliks tos dėmės. Šiuo atveju toliau raumenų sustingimas pradeda vystytis maždaug po 2-4 valandų po mirties. Skeletiniai raumenys palaipsniui pradeda tankėti, dėl ko jie trumpėja. Ir pilnas sustingimas visose raumenų grupėse vyksta praėjus parai, o po to prasideda raumenų atsipalaidavimas. Kambario temperatūra atsipalaidavimas paprastai vyksta 2 paros pabaigoje, 3 pradžioje, o žemose temperatūrose trunka ilgiau. Odos paviršiaus išdžiūvimas matomose gleivinėse prasideda iš karto po mirties, bet vizualiai pasireiškia tik po kelių valandų. Pirmiausia, išdžiūvimas pasireiškia akyse, vėliau išdžiūsta lūpos, liežuvio galiukas, visos gleivinės, odos zonos su plonu ir švelniu epiteliu. Taip vadinamas pomirtinis plaukų ir nagų augimas vyksta dėl veido odos ir pirštų galiukų išdžiūvimo ir sutankėjimo. Kas turėjote patirties, ar ne, kad pastebėjote, kad jeigu yra šarvojamas kūnas, vyrams barzda paauga, ar ne, ten per 3 paras ir nagai užauga. Tai va, su šiais pokyčiais susijusi nuomonė, kad lygiai tas pats pas numirusius prapuola papiliarinės linijos delnuose. Va, tarsi neįmanoma atpažinti. Ir pirštuose, kurių piešiniai būdingi individualiai kiekvienam žmogui. Tačiau yra ne taip. Visos raukšlės ir linijos odoje išlieka, bet dėl odos išsitempimo ir išdžiūvimo tampa neįžiūrimos. Kriminalistikos ekspertai, atlikdami neatpažintų lavonų ekspertiziją, naudoja tokį metodą. Jie nupjauna rankų plaštakas, išmirko fiziologinėme tirpale, po to nuima nuo jų odą ir išiškina papiliarinį piešinį. Tokia ekspertizė yra rutininė procedūra, atliekant neatpažintų mirusiųjų asmenybės identifikaciją. Pirmieji puvimo požymiai kambario temperatūra pasireiškia po 2-3 parų. Na, iš tikrųjų, jeigu kambario temperatūroje laikomas žmogus, lavonas, tai maždaug po 3 parų atsiranda kvapas. Va. Dabar norint nustatyti tikslų mirties momentą, teisinėje medicininėje praktikoje atliekami skirtingų fizinių cheminių kūno parametrų pokyčių dinamikos tyrimai. Tarp jų labiausiai atsikartojantis yra pripažinti kalio, natrio, tarpląstelinėme skystyje, neorganiniuose fosforo, likutinio azoto ir bendro baltymo kraujyje ir kituose kūno skysčiuose sudėties lygis. Na, aš čia pateikiu kraujo pH pokytį. Kraujo pH gyvo žmogaus yra 7 maždaug 4, 7,41, 4,3, kažkas tai tokio ir po mirties matom kaip kinta. Va, įvairiose studijose buvo tyrinėjami elektriniai audinių parametrai, šiuo atveju metodas yra bioelektrografija, tai yra mes elektromagnetiniam lauke matuojam, todėl buvo daryti įvairūs elektriniai audinių parametrai, laidumas, tame tarpe ir bendras, o taip pat biologiškai aktyviuose taškuose elektrinis laidumas įvairiuose dažnų diapazonuose. Atlikus daugybę eksperimentų buvo įrodyta, kad visų šių parametrų charakteristikos laipsniškai kinta pagal linijinę arba parabolinę priklausomybę, tai yra laipsniškai mažėja. Ypač galima pažymėti taip vadinamą nekrobiotinį efektą. Taip? Tai va, na ir užbaigsiu, nevargindamas čia, nes dar galiu daugiau skaityti, tiesiog rezumuojant, tokiu būdu tanatologinėje literatūroje daroma išvada, kad įvertinant mirties priežastį su kraujo praradimu, be jo, tai ar būtų paskendimas, uždusimas ar panašiai, ir aplinkos temperatūrą, taikant testų įvairių kompleksą, suaugusiam žmogui galima nustatyti mirties laiką su paklaida kelių minučių tikslumu, praėjus maždaug 4-48 valandoms po jos atėjimo. Ir atlikus pačią literatūros analizę buvo prieita prie išvados, kad išanalizavus procesus vykstančius praėjus 2 ir daugiau valandų po mirties, nebuvo aptikta jokių virpesinių charakteristikų. Tai yra viskas kinta, žemėja monotoniškai. Jokių kažkokių šokinėjimų nėra. Visi procesai turi monotoniškai mažėjantį pobūdį. Taigi, šiuolaikiniai klinikiniai duomenys apie audinių transformacijas po mirties liudija apie monotoninius fizikinių ir cheminių parametrų pokyčius.